savo dabartinį padarytą naują skydelį. Čia ateina vėjo generatorius, jisai ateina į tiltelį, iš tiltelio eina į filtrą, iš filtrą yra jungiklį, čia yra parašyta rusiškai gen, čia generatorius jungiasi, išsijungia, čia saulės baterija, saulnišnaja baterija. Tada visą tai eina į vatmetrą, kurį gavau nesenai, vakar atėjo iš AliExpress. Tada visą tai keliauja į kontrolerį, išeina laidai į akumuliatorių, kaip mes matome. Nu ir štai ką duoda mano vėjo generatorius dabar. Čia, kaip matot, padariau, kad saulės panelė įsijungia ir išsijungia. O čia vėjo generatorius išjungiamas. Vat. Saulės baterija atskirai įjungiama. Ir dabar žiūrim, ką mes turim prie tokio oro. Prie tokios dienos, kaip matot, apsiniaukusi visiškai. Ir jinai generuoja 0,07 ampero, 0,7 vatą. Įtampa yra kaip visada. Tai išjungiam saulės bateriją, įjungiam generatorių. Generatoris yra iš žmogaus, iš ir.lt forumo. Ir pas rusus įdėsiu linką, perskaičiau, kad jungdamas kondensatorių elektrolitinį prie vienos fazės ir prie pliuso, sakykime, padidėja bendra galia. Nu, mes, aišku, galim tai išbandyti. Aš jau esu pasiruošęs, aš bandžiau, taip reiškia, minusą kondensatoriaus mes jungiam ant fazės, bet kurios iš fazių, o pliusai jungsime prie čia, išeinant iš tiltelio pliusą. Dabar žiūrim, kaip čia padaryti, kad bendras vaizdas matytųsi. Ir skaičiai. Dabar 0,7 įjungiam. 1,72 išjungiam. 2. Dabar štai vėl paėngiam, 0,7 buvo. 2,1. Atjungiam. Vat 0,7. Vėl paėngiam. Atrodo veikia. Nepajungęs. Dabar pajungiam. 0,2 buvo. Atjungiam. 0,4. Dabar pajungiam. Pusantro. Atjungiam. Ką?